Grandioziniai mainai, kuriuose atsidūrė ir lietuvis Kasparas Jakučionis, sudrebino NBA lygą. Majamio klubas, siekdamas superžvaigždės Janio Antetokumbo, atidavė visą krūvą savo žaidėjų ir ateities naujokų biržos šaukimų. Štai čia istoriniai vaizdai, kai pirmą kartą Lietuvos rinktinės stovykloje Birštone pasirodo Kasparas Jakučionis. Vakar vos tik atvykęs į gimtinę ir pasklidus gandams apie galimus mainus, vienas didžiausių šalies krepšinio talentų sakė: Aš bandau tiesiog kontroliuoti, ką galiu kontroliuoti. Nuo manęs ten nelabai kas priklauso dabar. Bandau tiesiog treniruotis, tobulėti ir daryti, kas nuo manęs priklauso. Ir šiąnakt Majamis lietuvį išmainė. Jakučionis atsidūrė grandioziniuose Janio Antetokumbo mainuose ir kitą sezoną NBA vilkės Milwaukee Bucks marškinėlius. Sporto žiniasklaidos gigantas ESPN praneša, kad graikas Antetokumbo ir Bobby Portisas išmainytas į Majamio Heat. Už tai Bucks gaus ne tik Jakučionį, bet ir dar 3 žaidėjus, taip pat krūvą ateities NBA naujokų biržos šaukimų. 31 graikas Antetokumbo yra viena ryškiausių NBA žvaigždžių, buvo ir ilgametis Bucks simbolis. Šioje komandoje žaidė 13 sezonų ir kartą tapo NBA čempionu. Debiutinėme sezone NBA Jakučionis fiksavo 6 taškų vidurkį, atlikdavo po beveik 3 rezultatyvius perdavimus ir tiek pat atkovodavo kamuolių. Lietuvis aikštėje praleisdavo beveik po 18 minučių.